Sveiki atvykę prie naujo vlogo. Naujo video vlogo. Videologas? Sveiki atvykę prie naujo vlogo. Ir šiandieną mes varysim į Lenkiją, į Varšuvą, manęs laukia 11 bit studijos. Vėl išsibandysim jų žaidimus, kelis naujus. Tai... laikas keltis. Keliamės. Ant kilimo nukritau. Ir hebra, iš tiesų aš vėluoju, man jau reikia varyt. Aš realiai per vėlai atsikėliau. Man reikia už 20 minučių jau būt išvažiavusiam, tai važiuojam. Atvažiavom į Vilnių, į oro uostą, einam susirinkti stuff. Gerai, Te? Tai sveiki sugrįžę į Lenkiją ir hebra, čia Lenkijos vlogas 2. Tai jo, aš tam pačiam viešbutį kaip ir buvau prieš tai, tik šį kartą dabar su telefonu filmuoju aš vienas. Tai jo, mes varom į 9 aukštą. O, 9 aukštas. O! Kas čia? Kas čia? Tu čia rimtai? Hebra, kokie šansai, kad aš gausiu tą patį kambarį tam pačiam aukšte kaip pernai? Ta prasme, šitam kambarį, grinai, šitam kambarį buvo pernai Lenkijos vlogas, jis yra dabar kažkuriam kamputyje ir aš vėl čia, aš čia buvau, tam pačiam kambarį. Ir aš spėjau tą patį kortelę, aš spėjau, kad šitą kortelę aš irgi liečiau. Bet ką man čia jie davė? Tai... Nežinau, ar čia viešbut, ar čia alters. Hebra, čia nu rimtai. O, ir žiūrėkit, yra užkandukų, ką man čia jie dar davė. Čia jie davė kažkokią tai šokoladą čia kažkoks. Jo, kažkas čia ir palaukit. Vokelis. Man reikia nusirengti. Nu gerai, noriu dabar šitą atidaryti, kas yra vokelyje. O, vokelyje yra parašyta Ei keliautojau, sveikas atvykęs į Varšuvą, į nepamirštamą nuotykį su 11 bit studijos. Ir čia parašyta, kad šiandieną turiu tiesiog ilsėtis, pasirodo gerai. Ir pasirodo 7 val. Vakare varysim į vakarienę. Labai gerai. Bet iki 7 valandos dar yra laiko. Tai... Paragaujam, kas yra čia? Tai pirmiausia, turiu kažkokį tai gėrimą. Kas čia yra per gėrimas? O, kažkas obuolių? Bez dodaktų cukrų. Taipogi kažkas čia yra. Čia didelis šokoladas, atrodo. Ne, čia ne šokoladas. Čia vaflis. Čia didelis vaflis. Va, kas čia yra. O čia? Čia mes turim skanestoką. Šiaip vakarienė už gerų galbūt kiek čia 3 ar 4 valandų. Ir aš labai noriu paragauti šitą. O, wow. Skonius kaip picos. Aš kažkaip kreivai telefoną laikau, ne? O. Taip pat visais. O ką mes čia turim? Kažkas su obuoliais. O. Jo dugne kažkas plaukioja. Aš nežinau, gal reikėjo išpurtyti prieš tai? Jis gazuotas. Jis labai gazuotas. Jo. Čia obuolių sultys su gabaliukais. Tai. Turim snacksų. Labai fainai. O dabar, realiai... Nežinau, ką veiksiu. Valgau sausainį vis dar. Jo, bet rimtai. Štai yra žiūri neblogi. Wow. Ir taipogi, hebra, aš bandau sugalvot. Kaip aš jį
Kauną su šitų sakė mano. Sakė viskas. Sakė, kaip? Einu į kažkokią vietą, kur vadinasi Žabka, nes labai valgyt noriu. Ir ta vakarienė visgi dar už 3 valandų. Kažkas skanaus žiauriai noriu pasimti. Pogi, čia Varšuvoje kažkokia keista gatvė užėjau, kokie seni namai. Kaip čia sena šitoj vietoj, bet šiaip gražu, šiaip labai gražu. Tai pasivaikščiau po Varšuvą ir supratau, kad aš čia nežinau nieko, nusipirkau 7 Days'ą. Norėjau kažko kito, bet nusipirkau šitą, nes nežinau, ten pabijojau žmonių. Ir taipogi aš tik dabar pagalvojau, aš kambario turo nepadariau. Ta pagalvė labai sumėtė mane, žiauriai sumėtė, tai čia yra tas pats kambarys iš pernai, bet taip visiškai tas pats. Man rodos, čia yra šviesos jungiklis, ne? Atsidarom. Jep. Sveiki. Čia yra visiškai tas pats. Aš šitam duše buvau. Taipogi mes turim teliką, o kitoj pusėj turim teliką. O vaizdas už lango atrodo štai taip. Wow. Tas pats vaizdas, bet vis tiek stebina. Noriu žinau, ką dabar dalyko, man rodos 2 valandos, kol varysim į tą vakarienę. Tai aš galvoju, gal į dušą nueit. Aš nežinau, ką daugiau veik. Čia valgyt noriu. Aš valgiau bandelę, bet valgyt noriu, bet einu į dušą, neturiu ką veikti, einu į dušą. Dabar aš manau, kad... Ką aš dabar veiksiu? Dabar aš pamiršau, ką aš veiksiu. Gal susitvarkyti reikia šitą bardaką visą? Galvoju, ne? Nors, kiek dabar valandų? Dabar yra 6:30, tai hebra, greitai vakarienėje. Tai turiu gerų žinių, šiemet manęs paukštis neapšiko. Laikau tai progresu. Čia labai tamsu, bet čia labai gražu. Čia labai daug šviesų. Sveiki sugrįžę į kambarį. Tai ką tik grįžau, šiuo metu yra 11:30 ir man keltis apie 7 ryto, man rodos. Tai galvoju, gal miegot reikia. Šiandien buvo tik apsipažinimas, pats renginys bus rytoj. Tai eina miegot. Tik prieš tai aš noriu susitvarkyti temperatūrą. Pernai šitoj vietoj, ko čia taip ryškiai šviečia, tai pernai šitoj vietoj aš sulaužiau kažkaip ir buvo užstrigę tie 16. Ir atsimenu, kad buvo žiauriai šalta miegot, bet šiandien vėl grįžo 23. Kaip padaryti, kad būtų 20? Šitą jungt reikia? Nežinau, bet vis dar neveikia. Pakeičiu 20 laipsnių, ar bet kiek realiai ir vis tiek grįžta į... Kodėl? Nu, žodžiu, nesigauna kaip norėjau, bet turiu tą šalia. Aš vis dar nežinau, kodėl. Kodėl jis ten yra, bet labanakt. Ate, iki rytojaus. Ate. Nu, tai labas rytas, dabar yra po 7:17 ir... Man rodos, man į renginį, kada 9 valandą turim išeiti. Galvoju pabiškai keltis. Galvoju pabiškai keltis. Ir taipogi, pažiūrėkit už lango, man rodos, šiandieną bus, man rodos, vėsu. Kaip ir. O dabar einam čia. Ir hebra, nemeluosiu, dušas žiauriai prabudino. Dabar yra, mano laikrodis kronas, man atrodo, dabar yra apie 7:30. Tai galvoju, reikia varyti pavalgyti. Ir po to varysim į renginį tikriausiai. Galbūt. Tik aš nežinau, ką aš rengtis noriu. Nes laukia, man rodos, realiai yra šalta.
Tai neįsivaizduoju, ką man rinktis dabar. Ir pusryčiai pavalgyti, ir realiai aš esu su to pačiu džemperiu iš vakaro, kadangi tik vieną džemperį kažkodėl pasiėmiau, bet dabar man rodos už lango vaizdas gerėja, buvo momentų net iš tiesų saulė išlindus. Tad manau, galiu būti ir su trumpom rankovėm, taipogi su šitą maikę aš buvau pernai ir būtent šitą maikę apšiko paukštis. Realiai norėjau vakar vėl varyti tą vakarienę. Ir žiūrėti, ar tas pats paukštis grįž, bet pamiršau. Nu ką, svarbiausią daiktą susirinkau, keliaujam. Nu ką, pažaidžiau beveik nuo 10 valandos, dabar yra 5 ir gavau šitą. Varysim pažiūrėti. Ir aš pagaliau grįžau. Iš esmės ten buvo Alter žaidimas ir aš per jį sugebėjau pasiekti 4 skirtingus janus. Man rodos, aš apie šitą žaidimą supasakojęs tiek per pernai metų vlogą, tiek per, patį žaidimą, kai žaidžiau. Ir nemeluosiu, kad žaidimas man tikrai patiko. Man rodos, aš jį žaidžiau praktiškai be sustojimo apie 5 valandas. Ten buvo dar pietų pertrauka vienu momentu. O dabar aš noriu pažiūrėti, kas yra čia. Tokį maišelį gavau šiemet. Kas yra maišelyje? Tai pirmas dalykas yra... O, kepuriukas su žaidimo logotipo. Čia yra Moonlighter 2 žaidimo logotipas. Tai šito žaidimo aš iš tiesų negavau dar pažaist. Man rodos, jisai bus rytoj. Aš Lenkijoje dar būsiu 2 ar 3 dienas, man rodos. O čia dar vienas kepuriukas. Išgyvenimas niekada nebuvo toks asmeniškas. Gerai, kas dar? Ką mes čia turim? Dar, kas čia maikutė? O, čia su paveiksliukais, su veikėjais. Čia spėju Moonlighter žaidimo veikėjais. Jep. Kitoje pusėje parašyta Moonlighter 2. Kas dar? O, čia mano taksi. Čia šitą reikia neišmest. Šitas bus svarbus. Jų turėsim grįžti į oro uostą. Kas čia? Kažkas čia viduje yra. Oi. O, kai cute. Čia avies raktų pakabukas. O čia, šitoj vietoj mes turim... Opa. Čia tai jau tikrai, kad Alter maikutė. O, šiaip tai pernai aš gavau Alter maikutę šitam renginį. Bet čia tokia kitokia. Kas čia? O, čia yra Moonlighter moneta. Gerai, šitą grąžinsim atgal į maišelį. O kas yra čia? O, pinas. Tai turim iš tiesų šito renginio, piną, man rodos, tokį turėjau ir pernai, tik žinoma 24 metų, o čia yra dar keli Moonlighterio tokie pinai. Kas čia? Čia dar tikrai ne viskas. Kas yra? O, čia kuprinė. Čia krepšys, kuprinė ir krepšys. O, šiauriai faina, hebra, čia Alters toks krepšys šitoj vietoj. Čia dar ne viskas, dar yra... O, okei. Hebra, man rodos, aš žinau, kas čia yra. Man rodos, čia yra laikinos tatuiruotės. Arba ne čia. Kažkur, man rodos, kažkas minėjo apie laikinos tatuiruotės. Lipdukų turim. Tai turim Moonlighter 2 lipdukų, turim Death Howl lipdukų. Man rodos, šitas žaidimas irgi bus tik tai rytoj. Kas čia? Alters lipdukai. Hebra, žiauriai geras žaidimas. Hebra man nemoka už tą faktą, kad sakyt, kad čia geras žaidimas. Ten iš tiesų geras žaidimas. Labai rekomenduoju. Bent jau video pažiūrėkit, kai žaidžiausi. Jis žiauriai geras. Kas čia? O, turim dar daugiau pinų. Tada turim dar daugiau pinų. Čia yra Death Howlo pinas. Ir mes turim Rapidiumą. Ir būtent dėl šito dalyko buvo duotas įspėjimas, kad čia yra ne maistas ir jokiais būdais nevalgyt. Bet atsidaryt, man rodos, gali. Gal ir negalima atsidaryti. Tai gerai, čia yra Rapidiumas, kas žaidėt The Alters arba žinot The Alters. Tikriausiai žinosit, kas yra ir Rapidiumas, bet wow. Jei turėčiau žirklės, realiai kažkur užsidėčiau vieną iš tų tatuiruočių. Bet jos nėra sukarpytos, tai ir aš neturiu žirklių, tai nelabai galiu. O dabar manęs laukia, man rodos,
Jo, dabar yra 6 valandos, 7 valandą. Mes, kaip supratau, plauksim su laivu ar su jachta. Kažkur plauksim ir žinau, kad ten bus, balius ir bus, man rodos, apie 100 žmonių. Ir aš tam pasiėmiau marškinius, ilgas kelnes ir pranašuoja lietų. Tai teks varyti su džemperiu. Tai dabar turim dar daugmaž valandą. Ir realiai aš nežinau, ką dabar veiksiu. Ką aš veiksiu? Tikriausiai eiti dušą dėl to, kad tau nėra ką veikti, yra durnas dalykas, ne? Man rodos, tai durnas dalykas. Vandens švaistymas. Tai hebra, man rodos, ir ant tų žodžių tik pasakiau, va tik dabar pradeda lyt. Prasideda lietutis, bet kaip lietai tie lašai krenta, wow. Čia po mano langu yra dar kažkokia tai terasa. Įdomu, ten galima nueit kažkaip? Visai norėčiau. Ir žinot ką? Varysiu dabar į tą balių kažkokį tai su šito kepuriuku. Kodėlgi ne? Realiai ten žmonės yra labai daug žmonių, autobusas jau atvažiuoja, tai kiek čia mums liko? Mums liko 8 minutės ir išvažiuojam kažkur. Žinau, kad laivas, bet nežinau net kur važiuojam. Tai tikiuosi bus fun. Tai čia yra turkų kūrėjas ir jis filmuoja mane, tai aš filmuoju jį. Tai... Hello, Lithuania! Grįžtam atgal į viešbutį. Vos nenukritau ką tik. Andros dabar yra apie 11 valandą Lenkijos laiku. Ir... laikas miegotis, man vėl keltis apie 6 ryto. Vėl. Jūs net neįsivaizduojat, kaip aš noriu realiai tiesiog miegotait. Kaip čia tamsu. Kortelę reikia įdėti ten. Durų gal netrenksim. Labai gerai. Čia daug pakrovėjų ir mikrofonų. Tai manau, einam miegoti vėl. Ir dabar yra be 13 minučių 12. Man keltis apie 6 ryto. Blogiausia atveju 6:30, man rodos. Jo, ir rytoj laukia 2 renginio diena. Pernai buvo tik 1 diena tame renginyje, šiemet yra 2, daugiau žaidimų bus. Tai, varysim vėl į tą patį renginį. Aš šiemet būsiu Lenkijoje ilgiau nei pernai. Tai, labanakt vėl. Labas rytas vėl. Kaip keista kalbėti. Čia pirmi mano žodžiai šiandien. Bet žiūrėkit, šiandien saulė šviečia. Lyg ir šiandien gal bus šilčiau. Vakar tai buvo žiauriai šalta ir man rodos aš užkimau. Gali būt, kad užkimau. Ir dabar planas toks. Galiausiai reikia eiti dušą, prasibudint ir tada pavalgyti. Spėju. Taip ir darom. Kitas reikalas, tik jūs neįsivaizduojat. Kaip šalta dabar. Kaip čia šalta. Kambarį 22,5 laipsnio. Bet man kažkaip beproto šalta, nežinau, kodėl žiauriai šalta. Bet pasižiūrėkit, už lango iš tiesų saulė šviečia šiandieną. Šiandien faina, man rodo, bus. Na, o dabar, man rodo, sebra, laikas keltis. Ta prasme, rengtis. Laikas rengtis. Šiaip čia vis dar turiu su savim tą džempą, bet man rodos šiandien džempo nereikia. Ir aš jaučiu, kad aš užkimau, aš užkimau. Ir taipogi aš išsiaiškinau, kad pasirodo čia yra sporto salė šitam viešbutį. Galvoju, gal reikės užsukti, bet mes dabar varysim pusryčių.
dabar varom į antrą renginio dieną ir man rodo šiandieną žaisim, man rodos, 3 žaidimus, galbūt 4 netgi. Vakar buvo tik Alters, šiandieną bus daugiau, man rodos. Jep, einam. Ir šiandieną aš tiesų renginyje nelabai galiu filmuoti, nelabai leidžia, bet iš tiesų aš gaunu pažaisti daugiau Alters ir dabar jis žaisti Moonlighter, man rodos vadinasi žaidimas. Ir dabar jis bus pristatomas už kelių minučių, tai einam. Ir ką žiauriausia, va ką tik parėjau kambarį ir išlindo saulė. Aš ką tik per lietų ėjau namo, ne namo, į viešbutį, aš vis dar Lenkijoje. Bet žinot ką, aš visai noriu pažiūrėti sporto salę. Čia kažkur yra šitam viešbutį sporto salę. Turiu dabar, man rodos, beveik 2 valandas laisvas, tai varom pažiūrėti, ne? Kodėlgi ne? Nu, žiūrėkit rimtai, yra salė čia, pasirodo viešbutį ir aš čia vienas. Ką čia galim nuveikti? Čia įdomus hantelis, kaip jisai veikia. Kažkaip čia gauni pasirinkti svorį, man rodos, ar tiesiog kaip čia pasirinkti svorį. Pasirinksim kokius 15, turėčiau pakelt, man rodos. Tik žinoma, labai debiliška yra taip daryti, kadangi visiškai yra netaisyklinga forma, plus aš laikau telefoną. Tai, dabar čia ne 15, čia per lengva. Pabandysim 20. Ir gerai, gal truputuką ir sunkiau. Galbūt. Žinoma, aš negaunu čia pilnai rankos išties, bet gal truputuką. Žinot ką, pabūsiu čia kokias galbūt, nežinau, 10-15 minučių grįšiu į kambarį. Tai dar užsukau į Žabką. Ir pasiėmiau kažką. Aš klausiau, ar čia su vištiena, man atsakė Kurzak, kažkas tokio atsakė. Tikiuosi, kad čia su vištiena. Šiaip už kelių valandų varysiu į restoraną italų. Už valandos, man rodos, iš viso. Bet kažkodėl neišlaukiau. Saulė dingo, labai sutemo. Kaip tamsu. Tai pagalvojau, pasimsiu šitą sumuštinį. Šiaip žiauriai valgyti noriu. Nežinau kodėl, bet žiauriai valgyti noriu. Tai noriu išbandyti, kas čia per sumuštinis. Kvapas kaip svogūnų. Tikiuosi, kad čia su vištiena. Labai tikiuosi. Labai įdomi duona. Tikiuosi, kad čia... Kol kas visai nieko. Šiaip, tai visai nieko. Jei būsit Lenkijoje Žabkai, pasimkit šito. Labai rekomenduoju. Wow, labai geras. Ir dar viena diena yra baigta ir jau rytoj manęs laukia Hebra skrydis į Lietuvą. Man rodos, realiai šiandieną keltis, jau šiandieną, nes dabar yra 2:30 ryto, tai man kelti šiaip vėliau. Man rodos, jau blogiausiu atveju galiu atsikelt 8 ryto vietoj 6:30 ar 7 ryto. Tai progresas. Galiu keltis 8 ryto šiandien. Manau, tai čia vis tiek yra už 7 valandų, bet galiu keltis. Tai manau, kažkur ten ir bandysim. Šiaip užstačiau 2 žadintuvus, vieną 7 ryto, antrą 8 ryto. Jeigu 7 ryto neatsikelsiu, tai 8 ryto atsikelsiu. Ir
Varysim link oro uosto? Tikriausiai. Šiaip žiauriai pavargau, žiauriai ilgą dieną. Realiai visos dienos buvo žiauriai ilgos ir aš praktiškai miegu po porą valandų tiesiog tai. Jo, tai hebra dar kartelį. Labanakt. Nu tai labas rytas. Dabar yra po 7:33 pasirodo. Mano skrydis yra po 10:50. Oro uoste reikia būti bent jau man rodos valandą prieš, ne? Tai kokios 9:50. Nepalaukit, lėktuvas pakyla. 10:50 man rodos laipinimas anksčiau būna, ne? Man rodos aš per ilgai miegojau. Į dušą vėl, tikriausiai. Nu va, kitas reikalas, realiai iš karto prabudau. Ir taipogi už lango vėl lyja. Ir man reikės susitvarkyti kambarį, čia visur iš esmės bardakas. Ja, čia visur bardakas. Tik va, hebra, šitą pagalvę kažkaip reikia parsivežti ir aš pagalvojau, čia iš tiesų yra užtrauktukas. Tai gal aš tiesiog šitą apvalkalą galiu parsivežti, pagalvę tiesiog nusipirksiu kitą, manau, nežinau net kaip padaryti. Ir taipogi, laukia šiandien lyja. Lyja šiandien. Bet yra kaip yra, realiai aš ką dabar noriu padaryti, tai galvoju eiti pusryčių, galbūt būtų gera idėja, kol dar turiu laiko. Jo, taip ir padarysiu. Ir kažkaip sugebėjau sutalpinti. Sugebėjau, bet žiauriai didelė kuprinė. O dabar man jau reikia išsikviesti taksi, kadangi į lėktuvą lipt reikia po 11:15, o dabar yra 9:30. Tai turėčiau jau varyti oro uostą. Dabar iš tiesų vlogas baigėsi, aš jau atgal studijoje, pagaliau, hebra, čia baigėsi kelionė, tad tikiuosi, kad jums patiko šitas vlogas, man asmeniškai žiauriai patiko, jau antrą kartą Lenkijoje esu, buvau, ir žinoma tikiuosi, kad laukia ir Lenkijos vlogas 3. Dar kartelį ačiū 11 bit studijos, kad iš tiesų mane pakvietė į tą renginį ir ačiū, kad žiūrėjot, bet šiam kartui jūs skaičiu, kad buvo tikrai viskas, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvot visi ir viso gero. Nu tai kon jūs kotletai, juokauju, čia Gvidai tau buvo skirta.